antras iš eilės draugiškos rungtynės su gana didelė intriga. Kodėl vis dar tas žaidimas taip banguoja, ypač po gerų pradžių? Na, aš manau, kad paprasčiausiai įsiliejo dar keletą žaidėjų ir jie dar, aš manau, neperprato gal iki galo visą sistemas, aš taip įsivaizduoju, nes iš tikrųjų pradžios lygtai neblogos, paskui krentam į duobę ir bandom iš tos duobės vėl lipti. Ir tos varžybos tokios kaip ant supinių, galim sakyti. Supas tai viena, tai kita pusė. Aišku, gerai, kad laimėjom, bet aš nepatenkintas rezultatų. Nors komanda pakankamai jauna, bet visgi ta pagrindinė naštą ir lemiamais momentais imasi patyrę žaidėjai. Darius, Žydrūnas. Būtent ir jiem numatytas šitas toks lemiamų minučių vaidmuo. Be abejo. Vis dėlto žmonės turintys patirtį ir sunkiais momentais jie turi traukti komandą. Trenerių pats pasirengimas. 4 pergalės iš 9 rungtynių. Kaip vertinate visą tą pasirodymą ir ar tas progresas ženklus palyginus su to, kaip pradėjote? Na, kažkiek, aišku, yra pagerėję, bet nėra viskas iki galo gerai, taip galiu pasakyti. Reikia dar daug dirbti. Aišku, sezonas jau už savaitės, viskas yra eigoje daroma, aš manau, stengsimės gerinti žaidimą. Liko būtent tą savaitę iki pirmųjų oficialių rungtynių, ką reiktų labiausiai taisyti, kas labiausiai krenta į jūsų akis? Nu, aš manau, puolimas mums reikia. Lengvesnių taškų, greitesnio gal dar žaidimo, be abejo, gynybai, kur dar galim pasispaust, dar galim tvirčiau pasiginti, aš manau.